Na ką, kaip matome, ištuštėjo mūsų garažas. Taip, mes radome, kur nudažyti mūsų Challengerį. Niekas nenorėjo imtis dažyti tik detalių, tai yra priekio, šono ir taip toliau. Tai nusprendėme nudažyti pilnai visą Challengerį. Tai, kaip matėte, Tralas išvežė Challengerį ir nuvažiavo tiesiai į dažyklą. Nefilmuosiu aš tų važinėjimų, nes nelabai turbūt įdomu jums bus. Tai pamatysime jau, kaip pro šitos vartus įvažiuos jau gražus nudažytas Challengeris. Dalis visas turim, surenkam ir važiuojam gazuot. Manau, kad prasuksim ratus tikrai su juo. Tai ką mes šiandien veiksime? Žodžiu, turime mano M5 ir pats laikas skirti dėmesio mano M-kai, nes stovi ir niekaip neišvažiuoja, nes nėra laiko. Tai manau, kad šiandien ta diena atėjo, kai pagražinsim mano M-kę ir važiuosim pasivažinėti. Tai M-kę mano jau kaip ir padaryta viskas, bet visą laiką norėjau uždėti kitus ratus. Ir šitie ratai, štai čia jau 21 kaltiniai ratai, bronzinės spalvos, bandysim uždėti ir pažiūrėti, kaip atrodo. Dar nenupirkau jos, bet turiu mintį nupirkti šitos ratus paėmiau pas kolegą, turbūt ratus šitos jau matėte mano kanale, tai parašykite komentaruose, kur matėte ant kokios mašinos ir uždėsim ant mano M-kės ir važiuosim. Pasižiūrėsim, jeigu patiks, jeigu jums patiks, tai parašykit komentaruose, ar gražus ratai, ar tinka mano M-kai, ar geriau originalus competition ratlankiai. Tai ką, įvarinėjau M-kę ant keltuvo ir bandom pakeisti ratus. Tai hebra, sveiki visi, iš jūsų po laiką, po komentarą ir būtinai pasiekit, o mes važiuojame. Keltuvo pastačiau, o kam aš jį pastačiau, centrinio keltuvo dar vis nenupirkau, tai nežinau, kaip čia reikės dabar pakelt, gal reikėjo tiesiog ant žemės, ant domkrato, nes keltuvas yra, bet ta centrinė, kur važinėja centrinis keltuvas, dar nenupirktas. Tai kaip čia padaryti? Nu, bet mes išrandingi, tai kažką sugalvosim. Ir taip, kaipgi dabar mums jį pakelti. Bet manau, kad paimu domkratą ir čia pasistatau ir pakeliu, nes kitos išeities nematau. Aišku, gerai būtų ir ant žemės, bet ant žemės dar rastapkės reikės, kam čia stovėti nugarą laužyti. Tai pasistatau čia domkratą, pasikeliu ir viskas. Pažadu, kitai serijai jau nuvažiuosiu ir nupirksiu vidurinį keltuvą, kadangi jau labai greitai atvažiuoja mūsų naujas projektas, tai jau per gimtadienio šventę jums daviau užuomeną, tai taip, iš Amerikos plaukia jau naujas projektėlis. Galiu net paslapti išduoti net 2 projektėlį. Tai reikia greitai padaryti Challengerį ir manau, kad kažkur tais po mėnesiuko jau turi atvažiuoti naujas projektėlis. Tai va, iš Amerikos turim daug siuntų ir važiuosim. O jeigu ir jūs norite užsisakyti savo kažkokį projektą ar svajojate jau seniai apie kažkokį automobilį, tai drąsiai kreipkitės pas BitPro. Aš visus automobilius iš BitPro siunčiu. Tai labai paprasta, sekat jų Instagramą. Pas jos Instagrame visą laiką storijose yra pilna automobilių, pilna visokių pasiūlymų, iš karto parašyta kaina, mokesčiai ir taip toliau. Tai išsirinkti labai paprasta. BitPro tikrai jums padės užsakyti jums automobilį iš Amerikos. O ką mes einam rimti domkratą. O kur domkratas mūsų? Domkratas mūsų štai čia. O, dabar heiteriukai turbūt parašysit. Ai, nu pastatytum normalų 2 kolonų šitą keltuvą ir būtų viskas gerai, nereikėtų čia žaisti.
Ne, iš tikrųjų, kai challenge ardėm, labai patogu. Va, prieini kažkur kažką pasikrapštyti, durys atsidarai, su to keltuvu jau nepadarytum. Tai, jeigu rašysit, tai man nusispjauti. Ir... Hova! Taip. Vybis čia nesigaus. Robertėlį, na, turbūt teks nuleidinėti ją ant žemės. Aš gausiu. Palauk, gal ir gausiu. Gi nebūtinai jis turi. Tai pasižiūrėsiu. Nu, pamesim ar nepamesim. Nu ir ką, ne ką blogiau. Aišku, su centriniu keltuvu būtų patogiau, iš karto priekį arba galą visą pasikeli ir viskas gerai. Dabar teks taip. Viskas. Nejuda. Įmam pistoletą ir mūsų devaltą. Turime krūtą įrankių dėžę. Ačiū mano kolegai, kad parūpina tokį daiktą. Būtės, taip, man atrodo, 17. Ir atsukam. Šiaip man gražus ir šitie ratlankiai. Aš nieko apie juos negaliu pasakyti, bet norisi pažiūrėti, kaip prie auksinių suportų atrodys auksiniai ratlankiai. Šiaip jie ne auksiniai, jie tokie labiau bronziniai. Aišku, jie neplauti, bet manau, kad gerai atrodys. Tai ką, imam iš karto rastavkę pastatysim, prasivalysim, užsidėsim rastavkę ir tada prisukinėsim su specialiais varžtais. Štai tokias rastavkės turim, labai mažos, kiek čia, po 5 mm, kaip supratau. Tai va, uždedam ratlankį ir iš karto turime specialius varžtus su specialia galvutė. Tokie varžčiukai. Tai einu imti ratlankį ir sukam. Ir ką mes turim? O, tokius gražuolius. Taip, reikia dabar kažkaip nesugadinus stabdžių diską mūsų prabangaus. Uždėti gražiai ratlankį. Taip. Ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Reikia dabar ir rastavkę pataikyti, ir dar varžtą. Nu ir ką? Man patinka. Opa, gražu, nu neblogai. Visai pasakysiu ir patenkintas, neblogai atrodo. Tai ką, pamėginam dabar galinius, galiniai žymiai platesni ir man atrodo daugiau net išlys iš arkų. Tai pakeliam ir atsukam galinį ratą. Oi, kiek gumos mes turim čia.
Nu ir ką, pabandom nuleisti. Ir ką mes turim? Gražu. Vai gražu. Nu ką, chebra, kaip jums? Man tai gražiai, aišku, suportai ir stabdžių diskai pasislėpė iš karto. Bet gan ir neblogai. Ką, pakeičiam kitą pusę ir galėsim važiuoti į gatvę pasižiūrėti, kaip atrodo. Aišku, kas man patinka, kad su šitais ratlankiais mes matome pilnai, kad turim keramiką, kad turim auksinius suportus, tai iš karto krenta į akis. Su tais diskais to jau nebebus. Man stabdžių diskose netgi matau save. Dar vieną dalyką, ką aš jums nepapasakojau, tai turėjau auto įvykį. Žodžiu, stovėjome su kolega Haniriukė ir tiesiog šnekėjomės. Ir staiga girdime bam. Ir ką jūs galvojate? Mergaitė parkavosi šalia mano Emkės ir pas ją nesuveikė parktronikai ir su savo va tokiais angaliais man įvažiavo į difuzorių. Tai supildėm draudimą ir draudimas, aišku, išmokėjo jau. Dabar nuimti bamperį. Čia va irgi biškį pabražyta, bet čia užsipoliruota, čia nieko tokio. Bet va čia va buvau pas dažytoją, sakė, kad galima nušveist ir per naują perlakot. Aišku, bus biškį matyt, bet bus gan, sakė, galimai, kad bus viskas gerai. Tai persilakos, taip pat kaip stogas mano ir važiuosim toliau. Tai reikės kažkada nuimti bamperį ir pasižiūrėti, nes va čia va turim tokį dalyką, tai reikalų tikrai pridarė. Nu, bet nieko tokio. Kaip galvojat, chebra? Parašykit komentaruose, kaip galvojate, kiek draudimas man priskaičiavo už galinį difuzorių. Tai kas atspės, ką nors sugalvosiu, padovanosiu ką nors. Arba pravešiu vieną žmogų, susitiksim, jeigu Vilniui būsit, tai susitiksim ir pravešiu arba duosiu gal pravažiuoti. Gal pravažiuoti neduosiu, bet pravešiu tikrai linksmai. Tai parašykit komentaruose, kaip galvojate, kiek gali išmokėti draudimas už štai tokį difuzorių. Jo, aš irgi nustebau. Gerai, keliam šitą pusę ir keičiam ratus ir važiuojam. Extra, read all about it. 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 Hot off the press, brand new news, front page, who is this? All black on, real low key, take a guess. I stand out from the rest, no contest. I've been the man, I am him. Only fear God with the fear God I'm in. Been blessed, prayed up, amen. Now I'm getting to this money like a paper route kid. Extra, read all about it. Extra, read all about it. Extra, read all about it. Gražu. Chebra, parašykit komentaruose, kaip jums. Ar geriau tie, ar šitie. Nu dabar tokia dar piktesnė pasidarė. Gražu. Gerai, dabar dar reikia pakeisti oro filtrus, nes tepalus pakeičiau oro filtrų neturėjau, tai Marikas atvežė, tai reikia pakeisti. Speak French, but I really like France. Extra, read all about it. Extra, read all about it. Extra, read all about it. Extra, read all about it.
va, viskas sutvarkyta, filtrai pakeisti, ratai nauji. Gerai. Ką, turbūt einam persirengiam, nes purvini ir važiuojam prasivažiuoti. Pasižiūrėti, kaip atrodo ant kelio. Man tai neblogai atrodo. Piktesnė 100 kartų pasidarė. Ką, važiuojam? O. Ko čia turim? Oi, buvo reikalų. Jo, čia šita pati M5. Na ir ką, chebra, pats laikas panaudoti mano naują diagnostiką. Tai neturėjau garaže diagnostikos ir nusprendžiau nupirkti diagnostiką. Tai pats laikas prisijungti ir pasižiūrėti, kas pas mus su mano M5, nes išmetinėja asistentų klaidą, tai kažkokio nemato bloko. Tai toj padarysim diagnostiką ir pasižiūrėsim, kas atsitiko, nes meta ir atstumą, ir aklas zonas ir taip toliau. Tai toj viską pasižiūrėsim. Ir taip, pasirinkam diagnostiką. Taip, BMW. Ir dabar nuskaitom mūsų automobilį. Tai yra ieško. Taip, greitai turėtų prisijungti. Taip. Op. Pasirinkam. Ieško vyno. Ir va, rado M5, F90. Ir dabar skanuojam. Tai greitas testavimas. Ir pasižiūrim, ką mes turim. Ten. Matau, jau yra klaidų. Ką mes turim. Gan greitai skanuoja. Ir turime klaidas. O klaidos visos susijusios su juostų palaikymas, atstumas, dešinė. Oi, daug turim klaidų. Visos klaidos susijusios su mūsų asistentais. O čia yra blogai. Jo, rašo, kad dešinys galinis daviklis, kuris yra bumperiai, neturi signalo. Ir kartu sumeta ir priekinius du, ir galinius. Bet pirma klaida eina nuo mūsų galinio. Tai reiškia, gali būti, kad po eismo įvykio, kaip atsitrenkė tą mašiną, gali būti, kad pažeidė ar pravodkę, ar tiesiog kištukas atšoko. Nes po to eismo įvykio prasidėjo šitą nesąmonę. Tai teks nuiminėti bumperį taip ir žiūrėti, kas su tuo davikliu pas mus yra. Tokie reikalai. Tai gerai, kad turiu diagnostiką ir galiu pasižiūrėti, kaip kas yra su mano automobiliu. Tai chebra, jeigu jums reikia tokio dalyko, tai paliksiu aprašyme. Netgi turiu nuolaidos kodą ir galite irgi nusipirkti tokį dalyką. Tai ką, chebra, o mes važiuojam toliau į vidos. That's just shit, I'm all been a prayer. Walking around like some cover the year. I pet the place like Tame with the ancient wisdom left by the Mayans. You don't want air like Ryan. I got the traits of a lion. I got the traits of a lion. Sinister, cute little bars like what? Fruity, yeah, on the beat like what? Couple day you're telling them all what's what. Mind that the utter shit's hot, it's hot. Don't be a high walking around like some couple of years. Say the man bam bam the verse say you. That's just share my open and pay you.
Labą dieną. Nasasau? Nu kaip, savo įvertinimas. Tinka ar netinka? Prie priekinio suporto tinka, prie galinio nelabai kažkodėl. Nu, man nežinau kažkaip. Keistai diškinų, ne, kažkaip pofį. Man labai dabar primena gašį. O tau kaip? Man patinka, man gražu. Jinai kažkokia aukšta pasidarė. Nu, dvam pirmi. Nežinau. Kažkaip jinai labai dabar jau neįėmkė kažkokia panašiai. Būčiau čigonų, būčiau napysęs, na. Ką? Būčiau čigonų, būčiau napysęs tos ratus, na. Nu, čigonai tai tikrai dabar nupistų jo. Nežinau. Hebra, nu, parašykit komentaruose, kaip jums. Man tai kažkokia didžiulė dabar pasidarė, rimtai, ne? Rafalas irgi sako. Gal ir nie. Bliam. Ir turbūt visiems įdomu, kiek jie kainuoja. Kainuoja jie daug. Kainuoja, už jos nori 4 štukas eurų. O dabar jeigu pasakysiu, kad jie kainuoja 4000 eurų, kaip tu galvoji? Nu, su padangom. Tada geriau kažką kitų nupirkti. Na, aš nežinau, man irgi jie kažkaip tai taip. Ant juodos vyksta, ant juodos nelabai. Nu, jie stovėjo ant juodos. Nu, reikia pavažinėti, pažiūrėti. O jūs parašykit komentaras. Tinka, patinka ar nelabai? Bet iškart kietesnė. Gal į posūkis dar geriau pradėjo važiuoti, nes gale 3. Bet plotis beveik tas pats kaip pas mane. Nežinau. Pasivažinėjom biškį, pasižiūrėjom. Jo. Ganėtiškai pasikeitė važiavimas. Kietesnė pasidarė. Ant provėžų mėtyt pradėjo, bet vaizdo dar. Ar pasakysiu, kad labai man patinka? Pasakysiu taip. Tam. Šitie ratlankiai man irgi labai patinka. Tai ką, prašau, parašykit komentaras. Tinka tie ratai, ar geriau palikti šitos 20 ratus ir nesukti savo galvos. Kaina tų ratų, nesakiau turbūt, dabar kaip yra, su šiokiom tokiom padangom 4000 eurų. Tai biškai kaina kandžiasi, bet yra kaltiniai ratai ir viskas kaip ir gerai. Tai parašykit komentaruose ir nuspręsime, palikti tos ratus ar palikti šito. O gal mes, turbūt jau pabaiga serijos ir norėjau padaryti, kad atvažiuotų, tai yra išvažiuotų challengeris iš garažo pradžioj serijos ir pabaigoje serijos atvažiuotų jau nudažytas challengeris. Bet mes neturim challengerio. Kaip visada dažyklas jau 2 savaitės. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį atiduosim. Savaitgalis praėjo ir vėl pirmadienį atiduosim, antradienį atiduosim, trečiadienį atiduosim. Nieko naujo. Tai kaip ir nudažytas, bet kaip aš supratau, gal kažkokių kasekų pridarė ir nenori tiesiog atiduoti, nori nupoliruoti, ten padaryti ir taip toliau. Ar kažką tai perdažyti. Tai nežinau, bet žada, bet vis dar neatvežė. Tai turbūt šiai serijai tiek. Tai manau jau kitoj serijoje jau tikrai atvažiuos challengeris ir jau pilnai mes jį surinksim. Beje, jau atvažiavo pas mus airgaliai, panelė persiūta, graži, žodžiu, jau viskas paruošta surinkimui. Tai lieka tik tai sulaukti challengerio ir viską surinkti. Tai atvažiuoja, jungiam kamerą, kviečiam Rafalą ir greitai surenkam ir važiuojam į Purnau. Tai hebra, parašykit dėl ratų ir ką, turbūt iš jūsų palaiką, po komentarą ir būtinai pasiekit, o mes laukiam challengerio.